Per paskutinius metus pasirodo daug mokiausi ir augau dvasiškai. Metų pradžioje prasidėjo mano astrologijos mokslai, lygiai grečiai vedžiau moteriškas stovyklas Balio saloje, kur mokiausi iš kiekvienos moters. Balandžio mėnesį įvyko mano pirmas rimtas tantros retrytas moteriams. Paskui buvo pažintis ir praktikos su Qigong meistru. Rudenį pabaigiau savo jogos mokytojų sertifikaciją ir praplėčiau savo žinias apie jogą moteriams. Gruodį mokiausi sakralaus šokio. Atradau naują jogos stilių, kur joga yra kaip šokis, dievinu šias praktikas. Vasarį kelionė su mokytoju Indijoje, kur buvo giliausios dvasinės patirtis. Pavasaris – Dao praktikos, absoliučiai nauji patyrimai ir pažintis su energija jos valdymu, kas veda prie gilesnio ryšio su mano didžiausiu mokytoju, kur kiekvieną dieną santykiuose augu, mokausi, atrandu ir vėl naujai patiriu gyvenimą. Metai buvo vau.